Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas pastaruoju metu vyko mūsų energetikos sektorija. Baigėsi 35 ir 36 2021 metų savaitės. Pagrindinė naujiena, ko gero, yra tai, kad grįžau po vasaros atostogų. Tikiuosi, jūs laikotės gerai. Per vasarą pamintėjau ir štai, ką naujo sugalvojau. Naujienlaiškis ir tinklalaidė nuo šiol išeis kas 2 savaitės. Tai mano darbo ir poilsio režimo vardan. Savime suprantama, jose aptarsime pastarųjų 2 savaičių naujienas. Naujienų bus šiek tiek mažiau, atrinksiu nebe po 7 kas savaitę, o po 4-6 naujienas kas 2. Tačiau jas pristatysiu ir aptarsiu išsamiau. Prie konstatavimo pridėsiu daugiau konteksto ir stengsiuosi vis žvilgtelėti į priekį. Tikiuosi jums patiks. O dabar prie reikalo. Ateinantis šaltasis sezonas Europai bus kaip niekada įtemptas. Gazprom nustojo apsimetinėti, kad yra patikimas dujų tiekėjas Europai ir ėmėsi tiesmuko šantažo dėl Nord Stream 2. Kiek geresnė naujiena yra tai, kad Baltijos šalis tai kol kas aplenkė. Be to, Astravo atominė elektrinė stovi remonte, tai čia gal šiokie tokie šviesuliai. Taip pat vasaros pabaigoje baigėsi viešasis pirkimas Independence pakaitalui atrasti, galimai liksime su esamuoju terminalu, nors bendrovė tolesnių veiksmų dar nekomentuoja. Na, o valstybinis elektros tinklų monopolininkas dar kartą atidėjo išmaniųjų skaitiklių diegimą. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Štai šis bei tas iš užrašų. Gamtinių dujų kainos Europoje šį rugsėjį užkopė virš 50 eurų už megavatvalandę ir pasiekė dešimtmečius jokių metų laikų nematytas aukštumas. Tai lemia eilė priežasčių, tarp kurių suskystintų gamtinių dujų poreikis Azijoje, uraganų trikdomas tiekimas iš JAV, techniniai trikdžiai aplink Norvegijos telkinius. Visgi, bene svarbiausia vaidmenį čia vaidina Gazprom, nuo vasaros vidurio atsisakantis didinti tiekimą klientams Europoje. Ilgos žiemos ištuštintos saugyklos ėmė smarkiai atsilikti nuo pildymo grafikų. Iki šildymo sezono likus kelioms savaitėms darosi aišku, kad dujų kainų krizės gylis šią žiemą priklausys nuo orų ir nuo Gazprom malonės. Pastarasis žada tiekimą tik ką užbaigtų Nord Stream 2 dujotiekiu, bet ne per Ukrainą ar Lenkiją. Bendrovė teigia, kad galėtų tiekimą pradėti spalį, bet data priklausys nuo vokiečių reguliuotojo sprendimo. Dujų kainos Baltijos šalyse taip pat neišvengia augimo. Tiesa, dujos regioninėje Get Baltic dujų biržoje kol kas lieka pigesnės nei vakarų Europoje. Baltijos šalių ir Suomijos biržos indeksas, pavyzdžiui, rugsėjo 7 dieną siekia 45 su trupučiu eurų už megavatvalandę, palyginti su europiniais 52. Padėtis Baltijos šalyse geresnė ir kalbant apie atsargas žiemai. Baltijos šalys nuo 2014 metų turi dujų tiekimo alternatyvą, tačiau regiono dujų sistema fiziškai tebėra atskirta nuo likusios Europos. Tai turėtų pasikeisti, jei nebus netikėtumų 2022 metų pradžioje, kai pradės veikti Lietuvos ir Lenkijos dujų jungtis GIPL. Tačiau kol kas regiono rinkos mikroklimatą formuoja Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas ir Inčukalno dujų saugykla. Ruošiantis žiemai, pastaroji yra pagrindinė regiono dujų atsargų pagalvė. Ji šią vasarą pildosi sėkmingai. Rugsėjo 1 dieną ji buvo užpildyta beveik 73%. Palyginti su 67,5% vidurkio Europoje. Pastaruoju metu pilnesniai buvo tik pernai. Taip pat pastebėtina, kad dujų srautai iš Lietuvos į Latviją, tai yra iš suskystintų gamtinių dujų terminalo į saugyklą, šią vasarą buvo mažiausi nuo Latvijos energetikos sektoriaus išskaidymo. Tai įvyko 2016 m. gruodį. Visą tai leidžia manyti, kad reikšmingų dujų tiekimo sutrikimų Baltijos šalims ir Suomijai baimintis nereikia. Tai tiesa galioja tik tiekimo saugumui. Dujų sutartys yra susietos su europiniais dujų prekybos taškais, tad kainos neišvengiamai bus aukštos. Taip pat galima manyti, kad Gazprom ateinančių šaltuoju sezonu atsirieks kiek didesnę rinkos dalį nei įprastai. Štai mano trigrašis. Gazprom per bortą išmetė savo itin mėgiamą patikimo dujų tiekėjo Europai transparantą. Nebūdinga, kad Kremlius šį kartą baudžia nebe nepaklusnius ukrainiečius, o savo pelningiausius klientus vakarų Europoje. Norėtųsi tikėti, kad pavasarį klausimas apie Europos priklausomybę nuo rusiškų dujų bus aptarinėjamas su nauja energija. Visgi kažkas man kužda, kad kaip prancūzai po rusiško šampano incidento, vokiečiai nežinos, kaip reaguoti į tokį Kremliaus elgesį, tad pasistengs apsimesti, kad nieko neįvyko. Be to,
Europos perdavimo sistemų valdytojų asociacijos ENSOG ir kitų agentūrų ateinančias žiemos vertinimai paprastai pasirodo spalį. Šį kartą tai bus įdomesni skaitiniai nei įprasta. Štai kas dar įvyko per pastarąsias porą savaičių. Independence lieka Klaipėdoje. Naftos ir dujų terminalo valdytoja Klaipėdos nafta negavo pasiūlymų kitam FSRU tipo dujų importo terminalui įsigyti, nei šiuo metu nuomojamas Independence. Teigiama, kad konkurentams pasirodė per sunku konkuruoti su išpirkimo sąlygomis nustatytomis sutartyje su Höegh LNG. Klaipėdos nafta tolesnių savo veiksmų nekomentuoja. Sprendimą norvegams jį turės pateikti vėliausiai 2022 m. gruodį. Trumpas apsidairimas rinkoje leidžia manyti, kad tokios baigties buvo galima tikėtis. Independence išpirkimo kaina buvo fiksuojama 2012 kovą, kai buvo pasirašyta terminalo nuomos sutartis. Pastarojo meto žaliavų kainų šuolis tą kainų lygį perlipo. Pramoninių metalų kainas sekantis S&P GCSI Industrial Metals indeksas šiuo metu yra apie 22% aukščiau nei buvo 2012 kovą. Kaip rugpjūtį investuotojams dėstė Höegh LNG konkurentų Golar LNG vadovai, tiek išaugusios plieno kainos, tiek sumažėjęs laivų statyklų pralaidumas atsiliepia naujų laivų statybos kainai. Jie pateikė naujo suskystintų gamtinių dujų dujovedžio pavyzdį. Jo kaina per metus augo 17%, nuo $180 milijonų pernai vasarą iki $210 milijonų šią. Kainų augimo tendencija smelkėsi ir į antrinę rinką. Kodėl visa tai svarbu? Pirma, Klaipėdos nafta yra valstybės kapitalo bendrovė. Paskolas terminalo įsigijimui yra garantuotas valstybės turtu, tai ta prasme tai svarbu kiekvienam mokesčių mokėtojui. Vis dėlto yra ir konkretesnių priežasčių. Gazprom paslaugiai demonstruoja, kad dujos Kremliuje vis dar laikomos ginklu, o Independence padeda mums jį neutralizuoti. Taip pat, jei Lietuvos šilumos gamintojai nuo dujų yra beveik nulipę, o elektros gamyba horizonte mato šitos eros pabaigą, pramonė tokios aiškios strategijos neturi. Ir galiausiai, jei apsidairytumėm dar šiek tiek plačiau, nuo Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo likimo priklausė ir keletas latviškų ir estiškų dujų importo infrastruktūros projektų. Tiesa, apie juos neteko girdėti jau kurį laiką. Išmanių elektros skaitiklių diegimas Lietuvoje dar kartą atidėtas. Kaip paaiškino ESO, siekiant užtikrinti kibernetinę saugą, kai kurie anksčiau paraleliai planuoti darbai dabar bus vykdomi paeiliui. Todėl diegimas bus pradėtas 2022 m. pirmą pusmetį ir baigtas 2025-aisiais. Anksčiau planuotos datos – 21 metų galas ir 23 metų pabaiga. Vis dėlto žadama tuo metu jau išmaniai apskaityti bent 80% visos ESO persiunčiamos elektros energijos. Šiuo metu apie 62% jos apskaičiuojama vadinamąją automatizuotą apskaitą. Tai yra iš esmės išmaniaisiais skaitikliais, kuriuos jau yra įsidiegęs verslas arba kai kurie buitiniai vartotojai. Idėja diegti išmanius skaitiklius gyva jau 10-metį. Tiesa, ją kurį laiką stabdė 2012-aisiais atliktas tyrimas, nustatęs, kad jie esą neatsipirks. Tik 2015-aisiais suplanuotas bandomasis projektas, jis vyko ateinančiais metais. Įdiegti 3000 išmaniųjų skaitiklių, atrasti 6–7% sutaupimai vartotojams. Tikintis iki 2019 metų sudiegti 1,76 milijonus elektros ir dar 100 000 dujų skaitiklių už 220 milijonų eurų, 2017 metų pabaigoje ESO kreipėsi palaiminimo į reguliuotoją. Po beveik 2 metus trukusio stumdymosi 2019 metais sutarta dėl 1,2 milijonų elektros skaitiklių už 150 milijonų eurų. Pirkimas pasistumdęs teismuose baigėsi šiemet vasarį. Kodėl visą tai svarbu? Tai yra smulkiojo elektros tinklo skaitmenizavimas, leisantis tikslingiau prižiūrėti tinklą, taupyti tiek operatoriaus, tiek jo klientų lėšas, jis leis kurti naujas paslaugas. Projektas atneš daiktų internetui skirto ryšio technologijas į didelę dalį namų ūkių. Tiesa, smulkius arba taupius elektros vartotojus iš šių technologijų masinio diegimo programos pašalino reguliuotojas. Kibernetinis saugumas čia išties itin svarbus. 1,2 milijonai išmanių įrenginių, nebūtinai įgudusių vartotojų rankose, yra nemenkas kibernetinio saugumo iššūkis. Ir galiausiai nesusijęs faktas. Sueco kanalas, jungiantis Raudonąją ir Viduržemio jūrą, buvo pradėtas 1858 metais.
ir oficialiai atidarytas 1869-aisiais, po 11 metų. Pasišnekėkime apie sugedusi monstrą. Rugsėjo 9 dieną Aleksejus Lichačiovas, Rosatom vadovas, susitiko su Romanu Golovčenko, Baltarusijos premjeru. Susitikimo metu būta ką aptarti. Pirmasis Astravo atominės elektrinės reaktorius dėl generatoriaus gedimo išjungęs Liepos 12 dieną vis dar neveikia. Anksčiau skelbta, kad jis įsijungs rugpjūčio viduryje, tačiau dabar jokio termino nebėra nurodoma. Gedimus šalina gamintojo atstovai. Be to, Liepos pabaigoje Rosatom gavo leidimą antrojo Astravo atominės elektrinės reaktoriaus vadinamiesiems karštiesiems bandymams. Tai yra bandymams su branduoliniu kuru. Reaktorių perduoti klientui Rusijos bendrovė planuoja 2022 metų viduryje. Vis dar nėra aišku, ką Minskas ketina daryti su pagaminsiama elektros energija. Ji pagal planą turėjo būti eksportuojama į deficitinę Lietuvą. Dar iki jėgainės starto Baltarusijos ekspertai skaudžiau priimdavo klausimus dėl draudimo naudoti Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, nei dėl embargo elektrai. Pastarasis buvo suprantamas kaip laikinas, esą Lietuvai apsigalvos, kai elektra bus pasiūlyta pakankamai pigiai. Jei suprantu teisingai, kol kas vietos sistemoje pirmam blokui buvo randama išjungiant dalį dujinių elektrinių. Įjungus antrą bloką, padėtis taps dvigubai keblesnė. Kodėl tai svarbu? Na, teoriškai, kol branduolinė elektrinė ant Lietuvos sienos neveikia, joje negali įvykti branduolinė avarija. Jėgainės statybos standartai Lietuvos pusėje visada kėlė rimtų įtarimų. Kita vertus, reaktoriaus stabdymai jau pradėjus komercinę veiklą džiuginti taip pat neturėtų. Taip pat, Astravo atominė elektrinė yra pirmoji jėgainė su VVR 1200 tipo Rosatom reaktoriais, pastatyta užsienyje bent jau. Kol kas griežtai teigti, kad kaltas reaktoriaus dizainas nėra kaip, mat jėgainės bandymai buvo vykdomi dairantis į grafiką, o ne į jų rezultatus. Na ir pabaigai, štai keli dalykai, į kuriuos turbūt turėsime atkreipti dėmesį netolimoje ateityje. Rugsėjo 15 dieną Lietuvoje įsigalioja naujos prekybos elektros su Rusija ir Baltarusija taisyklės. Jos turėtų sumažinti galimybės Latvijai importuoti elektros energiją iš Rusijos. Be kitų dalykų, dar kartą bus nustatomas 0 MW pralaidumas elektrai iš Baltarusijos ir įtariu, kad tai bus pristatoma kaip dabar jau tikrai uždraudėm, ne taip kaip tie anksčiau. Taip pat link lapkričio mėnesio, pabaigus bandymus jungtyje ties Lietuvos ir Lenkijos sieną, planuojamas Lietuvos ir Lenkijos sinchroninio darbo bandymas. Bus tikrinama, ar Lietuvos elektros sistema gali avarijos atveju veikti su Lenkijos pagalba. Energetikos ministras tai yra pavadinęs mažąją sinchronizaciją ir, jei teisingai suprantu, tai laikoma draudimo polisų nuo grėsmės būti anksčiau laiko atjungtiems nuo Rusijos valdomų Brel žiedo. Taip pat Seimo rudens sesijos darbotvarkėje, kuri prasidėjo, numatyti keli su energetika susiję klausimai. Seimui bus teikiamas įstatymas dėl vėjo jėgainių jūroje projekto. Keičiama iš esmės tik tai, kad kabelį ties nebe Litgrid, o vėjo parko statytojas. Numatyta konkursą skelbti 2023-aisiais. Lapkritį numatyta siūlyti branduolinės energijos įstatymo dalies keitimus, pritaikant jį prie planuojamų ratifikuoti Vienos konvenciją dėl branduolinės žalos atlyginimo keičiančių ar papildančių dokumentų. Taip pat ketinama į nacionalinę teisę perkelti eilę ES direktyvų nuostatų, nacionalinės energetikos strategijos nuostatas įtvirtinti įstatymų ir kita. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę savo draugams, bendradarbiams, pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Ten pat rasite nuorodą ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.